Čia Jurgis iš Tavo Tikslas LT, sporto salė, Palma de Mallorca. Ir užėjama, ir taip, kaip sakoma, visų laukia, galvojam, dar reikėtų sušilti. Ir parodysiu jums labai gerą dalyką, ką galima daryti, kas liečia pauzas. Va, viskas pradedama eiti. Kas nori būtent numesti šiek tiek, tai yra grįžti prie norimo svorio, prie geros formos. Gal per taip greitai neeisim, padarysim greitį maždaug 5 km per valandą. 5. Ir yra svarbiausias dalykas, jeigu jūs norit nesuvaryti savo sąnarių, yra pakelti šitą dalyką į maksimalų kampą. Maksimalus kampas dažniausiai treniruoklėse būna 15 laipsnių. Jūs matot, kad šitas dalykas kyla, parodyk. Jis kyla, tai yra krūvis didėja. Ir būtent tokiam režimui jūs galite nusistatyti, praeiti, pavyzdžiui, pradedant porą kilometrų, po to didinti iki 3-4. Geriausia, kad jūs galėtumėte praeiti taip valandą arba 40 minučių, būtent maksimalių kampų ir kaip dabar sureguliuoti greitį. Jūs paimat ir pamatuojate būtent savo širdies ritmą. Tai parodys. Ir širdies ritmas nustatomas, jūs kaip matot, 140, nustatomas pagal amžių. Šiaip yra 220 minus amžius. Tai yra maksimalus širdies ritmas, kurį galima leisti. Jeigu man yra 32, tai mano, kaip matot, gali paskaičiuoti, yra 190 būtų maksimumas. Bet geriausia laikyti ritmą ties 140-150. Ir jeigu matot, kad širdis per dažnai plaka, jūs padidinat, pamažinat greitį. Jeigu per silpnai, šiek tiek padidinat. Efektas yra kame. Jeigu jūs bėgat, jūs duodat didelį smūgį ant sąnarių ir tiesiog galit turėti traumų. O būtent einant maksimalių kampų į viršų, būtent ėjimas, riebalai pradeda tirpti. Ir geriausias efektas būtent ir gaunasi, kai jūs einat. Tai išbandykite, pamatysite efektą. Su jumis buvo Jurgis iš Tavo Tikslas LT.